Mikoliūnas. Viską padaro labai puikiai savajame krašte ir 89 rinktynių minutė 2 laiko dar yra ir... Jonas Lietav ir tai taip pat gali būti problema ir ta problema virsta dar vienu įvarčiu Mamadou Bondži. Mamadou Bondžis muša savo įvartį po dar vieno labai gerai pakelto Manto Kuklio kampinio. Pabėgti į kontrataką Jonavos Lietav. Aleksandravičius prieš jį Mamadou Bondži padeda ir Blagojevičius ir kažką nuveikti čia Aleksandravičiui buvo labai ir labai sunku. Muša pakankamai daug ir pakankamai dažnai. Kojos šoko į viršų, klausimas, kur tas kamuolys būtų atsidūręs ir kitas klausimas, kad ten nebuvo nei vieno Jonavos Lietavos komandos žaidėjo aplinkui. Na, vėl čia